Vakar prasidėjusi tarptautinė statybų ir remonto paroda Rasta 2013 visus besidominčius nekilnojamo turto, statybų, gyvenamosios aplinkos ir kitomis susijomis temomis balandžio 24-27 dienomis sukvietė į Lietuvos parodų ir kongresų centrą Litexpo. Pažvelkime, kokias temas specialistai pristatė antrąją dieną. Parodoje daug dėmesio skiriama inovatyviai, energetiškai efektyviai statybai ir pastatų priežiūrai. Štai trečioje salėje įsikūrę Jung Vilnius atstovai būstą rekomenduoja efektyviai valdyti išmaniaisiais jungikliais. Viena iš pagrindinių naujienų yra namo integruotas valdymas iš iPado, iš iPhone, iš tų visų mobilių planšetinio tipo įrenginių, kurie gali būti montuojami tiek stacionariai name, tiek mobiliai laikomi rankose išvažiavus iš namų, kad būtų galima prisijungti prie namų, pasižiūrėti esamą situaciją, kaip kas vyksta, pažiūrėti kameras. Jeigu reikia kažką jungti, išjungti, pasiruošti svečių atvykimui, svečių vizitui, pakoreguoti temperatūras. Nekilnojamo turto saugumas nemažiau svarbus už efektyvų valdymą. Šios srities specialistai atkreipė dėmesį į IP vaizdo stebėjimo kamerų privalumus. Būtent technologijos tobulėja ir mes einam tuo keliu, tai yra IP kameros paremtos naujausiam technologijom. Nebe analoginės, kurios jau atgyvena ir po truputį, sakykime, kaina galbūt jų yra maža, bet jos jau po truputį keičiasi. Tai yra IP kameras, kurias mes ir demonstruojam. Ir būtent šios kameros užvaldys ateitį. Palaukit dar kelius metus ir nebebus analogų. Nors šildymo sezonas jau pasibaigė, tačiau ši tema Rastoje nepraranda aktualumo. Bendrame Vilpros ir Astros stende pristatomi pigesni ir alternatyvūs patalpų šildymo būdai. Mūsų įmonė Astra pristato šiais metais naujovę, tai granulinę krosnelę, kurią čia galim matyti. Tai nedidelėms patalpoms iki 60 kvadratinių metrų, 7 kW skirtas gaminys, galima kūrenti granulėmis. Kartu jis gali būti svetainiai, normaliam gyvenamajam kambarį. Ir tiesiog įpili iš maišiuko granulės ir yra valdiklis, valdosi viskas automatiškai. Šildymo sąskaitas galima sumažinti ir modernizavus šildymo sistemą. Pagrindinė naujovė tai yra nauja moderni šildymo valdymo sistema, elektroninė sistema, kuria, mes galim suprogramuoti savo namo šildymą, kiekvieną norimą valandą turėtis kitokią temperatūrą. Kai mes esam darbe, kai mes esam išvykę, mes galim turėti pažemintą temperatūrą. Tai nuo standartinių šildymo valdymo mes turime galimybę sutaupyti energijos iki 23%. Vieną dalykų, kurį mes pristatome daugiabučių namų gyventojams, tai yra modernizacija. Mūsų stende yra galimybė gauti informaciją apie įgyvendintus Lietuvoje projektus, daugiabučių modernizaciją. Tai yra atlikti projektai Lietuvoje, yra rezultatai, kiek investuoti reikėtų, ką galima padaryti ir kokia yra grąža. Na tai aš siūlyčiau visiems, kurie gyvena daugiabučiuose, imtis modernizacijos, pradėti nuo šildymo sistemos, nes praktika rodo, yra didžiulės bėdos, kai žmonės apsišiltina pastatą ir nieko nedaro su šiluma, tada tiesiog jų pastatai yra perkaitinami ir jie negauna to efekto, tai siūlyčiau modernizuoti šildymo sistemą ir sutaupyti energijos apie 20–30%, kad duoda vien šildymo sistemos modernizavimas. Ką tik išvydote nedidelę dalį naujovių, kurios besidominčių statybą laukia Rastoje. Žinoma, geriau vieną kartą išvysti ir susipažinti su naujausiamis tendencijomis pačiam, neišgirsti iš kitų. Juolab, kad paroda veiks iki balandžio 27 dienos.